Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir esu mokinė vidinių dalių sustatymo piniginiais klausimais. Tai yra nauja tokia sritis kaip konsteliacijų, finansinės arba piniginės konsteliacijos. Man labiau tinka ir atitinka tas pavadinimas vidinių dalių sustatymo metodas, kuris iš tikrųjų padaro viduje tvarką, kadangi labai dažnai būna taip, kad mes išorėje darom daug ir labai įvairių veiksmų, tačiau negaunam rezultato, o kadangi yra tokia, kaip pasakyti, paradigma, arba tiesiog viskas prasideda nuo žmogaus vidaus ir viduje yra kai kada būna blogai, kai kada būna įtampos, kai kada būna kai kurie dalykai, kurie velkasi ir jie, kad ir kiek darytum veiksmų, rezultato kaip ir nerasta. Ir tada su tuo galima dirbti ir daryti. Ir man patinka šis metodas todėl, kad tai yra online, galima ir gyvai, aišku, ir kortų pagalba tiesiog pasidaryti tvarką, nusimti tos blokus, įtampas ir gauti tą rezultatą, kurio iš tikrųjų mes siekiam. Na ką, praeitą savaitę apie diagnostikas pakalbėjau, šią savaitę norėčiau pakalbėti apie labai tokią įdomią temą kaip apie meilę. Ir meilę plačiaja prasme, todėl kad meilė pas mus iš kiekvieno mes jau pakankamai suaugę ir suprantam, kad meilė gali būti visokia. Gali būti mamos meilė, gali būti žmonos meilė, gali būti moters meilė, čia kalbu iš moters pozicijos, gali būti lygiai analogiškai pas vyrus, ta prasme, tai yra vyro ir moters santykio meilė. Ir kai kada būna labai skausmingos tos meilės. Ir kaip ir sako, tiek vyrai, tiek moteris sako, ji man sudaužė arba jis man sudaužė širdį ir dalelę savotišką savęs. Tarsi mes paliekam pas kitą ir lieka skausmas, nuoskaudos ir visa kita, kai kas turi ir toliau maratoną santykių ir tie santykiai nenusisekė, todėl kad vis dėlto reikia padaryti tvarką. Jau esu viename, man atrodo, video pasakysi, kad jeigu ne šita tema, aš galbūt irgi ilgai dar būčiau nepadarius tvarkos šitoje sferoje. Ir ačiū Dievui, kad yra tos technikos ir praktikos, kurias gali padaryti ir padaryti tvarką ir meilę kažkada kažkame paliktą gali susigrąžinti. Tai reikia žinoti kaip ir viskas yra įmanoma ir tu jautiesi visai kitaip. Nu kažkaip tai va. Rytoj kalbėsim toliau, tokį va padariau savaitės temą apie meilę ir toliau narpliosim, kasgi yra vis dėlto ta meilė. Taigi su jumis buvau aš Ingrid, dėkite laiką ir iki rytojaus. Ate.